Gerai, turim dabar leiką. Čia yra leikos greiteris, ką galime padaryti. Jeigu norime, gavom USB raktą, kuriame yra projektas, galime eiti į pagrindinį meniu. Yra apačioje dvi rodiklės, tokios besisukančios, paspaudžiam ant jos, spaudžiam viršui skirtukas USB, sinchronizuoti USB ir jis tada sinchronizuoja iš USB rakto į konsolę arba iš konsolės irgi sinchronizuoja į USB raktą, kad visa medžiaga liktų. Gerai, dabar kai susinchronizavom, einam į projektą, pasirinkam naują darbą ir matom, kad nėra modelių. Tada paspaudus pasirinkti modelius, galim sužymėti visus arba galime ne visus, jeigu norim kažko, kad nebūtų. Spaudžiam varnelę ir viskas, tada tie modeliai įsikelia. Kai eisim į darbą, būtent į greiderio darbinį langą, tada galėsim pasirinkinėti, ant kurio modelio mes norime dirbti. Dabar įkelinėjame modeliai, reikia šiek tiek luktart. Įėjus į darbinį langą, spaudžiame ant apačioje, kur yra folderio ikona tokia, ir matome visus paviršius. Galime šone, kur yra akis, mes juos užgesinėti, kad mums, pavyzdžiui, nerodytų ant darbo, bet jeigu turim tris paviršius, sankasa, ašas, skalda, kai jie ant skersinio profilio rodoma, visai smagu, kad jas matyti. Tai mums, pavyzdžiui, norim dirbti ant sankasos, dešiniai paspaudžiame ant rodiklėlių, reiškia, nuo jos dirbsim ir galim įsijungti sankasa, ašas, skalda, asfaltas, ir kurį naudosime, dešinėje pusėje ant tų rodiklėlių turėtų užsidegti.